Einiui. Laličius dar kartą į žaidimą. Šį kartą nusprendžia netgi Granitas ir sužaisti kamuolį. Žalgiriečiai, aišku, iš karto aukštai presinguoja. Ir čia tokia klaida savo aikštės pusėje. Yra ten Darvydas baudos aikštelėje, prašo kamuolio Kuklys ir Kuklys tokio šanso nepaleis. 1-0. Tai buvo akivaizdu, Mantas Kuklys tokių šansų dažniausiai nepraleidžia, pasistabdė kamuolį ir švelniu, bet tiesiog biliardiškai tiksliu smūgiu į patį apatinį vartų kampą išveda Žalgirį į priekį 1-0. Prie kampinio gairelės. Dar kartai baudos aikštelė ir dar vienas įvartis. Ar tik ne Algis Jankauskas? Taip. Na, mes jį vis vadinam dar El Kapitano, tai gal taip ir būna. 7-1. Įvarčių fiesta šiandien Kaune. Mes Stumbro gynybą, aišku, šiandien galima apibūdinti vienu žodžiu katastrofa. Žalgirio žaidimą atakoje galima apibūdinti vienu žodžiu fantastika. Toks yra apibūdinimas. Bet, aišku, Stumbrui reikia kažkokias išvadas daryti, nes vis tik, praleidžiant po tiek jį... Miškinis, Spyris sugeba mesti iššūkį Vilnių Žalgirį, kuri žaidžia savo tvirtovėje, savo namuose ir, aišku, Spyris, jeigu šiandien pavyktų iškovoti tašką, tai būtų labai simboliška. Jeigu Žalgiris laimės vėlgi, žaidimas pasimirš, tiesiog bus dar 3 taškai Žalgiris sąskaitoje, kad ir kokie galbūt sunkus. Čia gerai, išmeta kamuolį Žalgiris. Baitės, baudos aikštelėje, siunčia kamuolį ten ir Serdžas pagaliau! Žalgiris muša, turėjo kristi pagaliau kažkada tas įvartis, tiek daug šansų, o čia tai toks Serdžas nevadžiai šuokis, prancūziška samba. Na ir pagaliau atsiriša vartai Žalgirį ir iš karto triumfuoja kartu su Žalgirio komandos gerbėjais. Vis tik įvartis brendo ir jis pribrendo. Ir Donatas Pulga netrukus pasirodys aikštėje. Situacija, aišku, kuriozinė. Buvo užribis. Buvo užribis Lukšėjo paimti vieno kamuolio. Kitas jo jaunas kolega gynyboje. Primenu be Roberto Freidgeimo, kuris yra čia su ramentais. Ir taip pat be Danieliaus Gunevičiaus žaidžia komando. Čia labai pavojinga klaida, Linas Pilibaitis. Jo perdavimas, Mantas Kuklys, koks jo įvartis ir Utenis pats savo atsiveža šį įvartį. Kaip pavojingai prarastas kamuolys aikštės, net ne viduryje, o gan arti savo vartų. Ir aišku, tokia apmaudi klaida, kuri šį kartą kainuoja įvartį. Labai apmaudi situacija. Žaidėjas priėmė kamuolį, pabandė suklaidinti Pilibaitis. Viską čia atliko puikiai, Pilibaitis perėmė kamuolį. Pilibaitis išlaikė, atliko rezultatyvų perdavimą ir Kuklys vienu lėtimu tiesiog guldo kamuolį. Tiesiog kiekviename metre žalgiriečiai atrodo pranašesni, atrodo geresni ir tiesiog kol kas Stumbras, sakykime, vargsta aikštelėje. Žalgiris žaidžia, o Stumbras kol kas vargsta. Pilibaitis, kairė koja į baudos aikštelę, Kristis Andrėjo 3-0 ir drąsiai galime sakyti viso gero. Galbūt ir po pirmo kėlinio jau būtų viskas aišku šiose rungtynėse. Žiūrint į tai, kaip žaidžia Stumbras ir žiūrint į tai, kaip mėgaujasi futbolu Vilniaus Žalgiris, nemeluosiu jums, viskas šiose rungtynėse jau yra aišku. 3-0 ir labanakt vaikučiam būdavo tokia laida, tai turbūt kažkas panvartės. Reikalauja žiūrovai jo. Į baudos aikštelę ten. Kendišas kelia ranką į viršų. Dar vieną kampinį matysime. Nebloga buvo situacija po Manto Kuklio pakelto kampinio. Galima buvo ir koja ten bandyti smūgiuoti. Dar vienas kampinis ir Andro Švirliuga. Įvartis įskaitomas, nuošalės nėra. 51 minutė Žalgiris išlaukė savo šansą. Andro, prisiminkime Utenoje būtent jo įmuštą įvartį. Ir dabar jis taip pat muša. Žaidėjas po standartinių padėčių, mėgstantis mušti šiame sezone. Kažkam širdutę siunčia.
Ir aišku, dabar jau, sakyčiau, tokia Įtampa, tačiau laimėti, negu gerai žaidžiant pralaimėti. Norvilas prie kamuolio ir dabar jau beveik visi Atlanto žaidėjai Žalgirio baudos aikštelės prieigose. Laimi čia kovą dabar Baranauskas. Jis aukščiausias ten žmogus. Tęsiasi. Tačiau atrodo visgi jau pavyksta Žalgiriui apsiginti. Niuadži ieško Pilibaičiai ir jį randa. Oi, kaip puikiai! Perdavimas. Ir 2-1. Mantas Kuklys. Ir čia Gertmanas žaidžia puikiai, tačiau Mantas Kuklys. Oi, 88 numeris ir Mantas Kuklys bėga pas savo taip mylimus pietų 4 fanus. Čia Kukliui labai padėjo tai, kad jis buvo aukštesnis už varžovą ir galva pataisė smūgį. Na, Justas Raziūnas ten atrodė, kad ir pametė šiek tiek kamuolį, jis pakybo jam tiesiai virš galvos ir galbūt... Ten žolės. Ir beje tos pačios komandos. Marijampolėje. Šiais metais Marijampolė apskritai atidarė lygos čempionatą jau žaisdama... Žolės aikštė taip. Savo Arvi stadione. Žalgiris atsigavė. Žalgiris įmušė 2 įvarčius, išsiveržė į priekį. Dar viena proga. Toks įspūdis. Ir trečias įvartis. Jakubas Vilkas. Sulaukė pagaliau savosios progos, kurią išnaudoja. Turbūt, sakome, trečias kartas nemelavo. Jei neklystų 2 kartus pabandė Jakubas Vilkas. Gelbėjo vartininkas, buvo pro šalį ir dabar paimkite. 3-1 Žalgiris dominuoja pirmajame kėlinyje, mušdamas jau 3. įvartį, nors rungtynės, kaip matėte, prasidėjo netikėtų Sūduvos dūrių, bet... 90 perc, tehát valamivel több mint 2000 néző van egyébként itt Mezőkövesden a mérkőzésen. Következő fordulóban egyébként, amelyet majd szintén közvetítünk, a Mezőkövesd az MTK-t fogadja, aztán december 7-én Debrecennel játszik, és itt pedig a harmadik gól, Harsányi a szerzője, 3-0 a Mezőkövesd Zsóri javára. Hát sok mindenre lehetett számítani, de erre nem. A csereként vált Harsányi a harmadik hazai gólt szerzi tehát.